su dar viena nuostabia pergalė. Visi Lietuvos rinktinės gerbėjai, fanai, komentatoriai, 3 milijonai trenerių ir visi kiti, kurie neabejingi Lietuvos krepšiniui. Na kągi, kaip pasakytų Nerijus Kesminas, šiandien pakalbėsime apie Lietuvos krepšinio rinktinės stipriasias pusės. Pagal žaidėjus mes galbūt ir nesame ta elitinė komanda, kurie norėtume būti, ar kurie buvom su mūsų superžvaigždėm, legendom ir žmonėm, kurie jau pabaigė karjeras, galbūt dar žaidžia kažkur, bet jau neprofesionaliam lygiai, kaip Lovrižnovičius ir kažkas kiti, ar tas pats Robertas Javtokas, Jankūnas ir visi kiti. Ir mūsų didžiausia stiprybė yra trenerių štabas. Jūs pasižiūrėkite, kokie treneriai yra surinkti. Tai yra ko gero patys geriausi treneriai esantis šiuo metu Lietuvoje. Labai gerai, kad nėra jokio principo ten draugai išvogerė ar savo rinktinių štabą susirinkęs, o susirinkę tikrai patys geriausi savo meno, savo šakos gerbėjai ir profesionalai. Ir nors, sakykime, Lietuvos krepšinio lygoje yra varžovai, bet kaip jie dirba Lietuvos rinktiniai, kaip kiekvienas išnarstytas po kaulelį, po ašaką, po mažiausią gabalėlį. Netgi šiandien aš į antrą kėlinio galą pasakiau tėvui, kad man atrodo, čia kažkas tai labai yra panašu į planą, kad leisti įsisiausti, leisti išsimėtyti graikam, leisti išmesti savo metimus ir paskui prasidės visai kitas žaidimas. Ir Lietuvos rinktinė trečiam kėliny prieš tą patį Valkupą pradėjo naudoti Įtūdžio naudotą Fenerbahčę gynybą prieš jį patį ir viskas buvo sustatyta taip, kad mes graikus gynyboje sustatėm taip, kaip prieš juos naudojo tas pats Įtūdis, žaisdamas klubiniam krepšinį, o mes paėmėm tą ir pastatėm juos į tą pačią situaciją rinktinėse ir tai suveikė 100,000%. Ir visi sako, kad mes iki šiol nesutikom stiprių elitinių komandų. Tikrai nesutikčiau su tuo, kadangi pasižiūrėkit, Juodkalnėje Vučevičius yra Chicago Bulls superžvaigždė, pagrindinis žaidėjas ir prieš čempionatą dauguma ekspertų kalbėjo, kad Juodkalnėje su Lietuva kaposis lygus su lygiais dėl pirmos vietos ir gal net ir aukščiau žengs, kadangi turi Vučevičių ir Vučevičių statydavo aukščiau už Valančiūną, nes kaip ir bebūtų keista, Vučevičius NBA yra didesnė žvaigždė negu mūsų Jonas ir mes visus tiesiog paėmėm ir nustebinom, o tie patys graikai dabar buvo nunešti 25 taškų skirtumų, kur Graikija tikrai yra elitinė komanda ir pas juos trūko veteranų, trūko Antetokounmpų ir dar kelių svarbių žaidėjų, bet pas mus irgi nebuvo pačių tokių tikrai stiprių žaidėjų, nebuvo Sabonio, nebuvo gynybos labai didelio ramsčio Butkevičiaus, kuris iškrito prieš čempionatą. Tai mes irgi buvom nukraujavę ir tai, kad mes įveikėm graikus ir iki šiol daėjom 4-0, tai yra pirmiausia nesveikas, nuostabus trenerių štabas. Kaip yra viskas sudėta, kaip yra viskas sustiguota, viduj kokia ramybė, kaip visi, man tai primena iš vis senus laikus, nuo 90-ais, 2000-aisiais, pasižiūrėkit, kaip praeitam čempionate, ar tarkim nuo 2015, 2017, kaip mes iškritom iš to vadinamo elito ir kas yra dabar, tai yra kažkas antgamtiško, tai yra mes grįžtam į vienybės laikus, kai stovėjo visi susikibę rankom ir
prieš tankus, prieš viską. Ir tai yra, nu aš negaliu atsistebėti, kaip taip yra gerai, kaip Valančiūnas kapitono roliai, kaip tas pats Rokas Jokubaitis lyderio roliai. Tai yra fantastika, visi Brazdeikis, ką išdarinėja, Motiejūnas išvis. Pamačius tokį Motiejūną, tai labai liūdna, kad tos asmeninės ambicijos tiek iš galbūt ir Motiejūno pusės, ir iš trenerių, ir iš federacijos užkirsdavo jam kelią ir kaip jis laiku ir vietoje atsirado toj rinktiniai, tai yra kažkas vau, tas pats Dimša, kurį aš skaitau ten, pasiskaitau komentarus ir matau, kad tie žmonės, kurie yra labai tokie peikiami tuose komentaruose, jie irgi yra, jiems yra ten tas planas, eina tritaškius pataiko. Aišku, gal kai kurie gynybai pramiega, bet kaip rinktinė žaidžia, koks yra vaibas rinktinės viduje, kokia yra visa ta aura, tai yra kažkas nerealaus ir tai yra nauja karta iš vyriausių Motiejūnas, Valančiūnas ir mano vaikystės draugas Mindaugas Kuzminskas. Tai yra kažkas, neapsakoma, aš labai džiaugiuosi, aš apskritai matau Mindaugą žaidžiantį vis dar Lietuvos rinktinį ir man tokie malonų šilti prisiminimai iškyla, kad tai yra fantastika ir aš labai norėčiau, kad ir visi žmonės suprastų, kad tai yra kažkas nerealaus, kad pagaliau mes grįžtam į elitą. Mes nebuvom iš jo iškritę, mes gal buvom paėmę pauzę, kai kurie žaidėjai atsisakinėdavo visą kitą ir buvo tam tikra galbūt krizė, bet mes sugrįžom tokį, kad gražu žiūrėti, aišku, mes kol kas nieko nelaimėjom, bet mes jau praktiškai esam aštuntukė stipriausių pasaulyje, mes esam elite ten, kur mes buvom pripratę būti ir labai linkiu, kad mes eitume tik į priekį ir nesustotume ir tai būtų tik tai mažas žingsnis į priekį, kuris atves iki bent, pasvajokim, kad iki olimpinio kelialapio bent jau būtų, nes olimpiada be Lietuvos yra tik tai kaimo žaidynės ir užsiperkam kažkokio tauraus gėrimo, aš negeriu, tai nusipirksiu mineralinio ar skanių sulčių, o jums gero savaitgalio ir iki.